Sveiki, šiandien pakalbinsim Naglį, Neringos brolį, kuris statybose dirbo jau turbūt apie 15 metų. Ir jis mums labai daug padėjo su gipsu. Šiandien tokia tema apie gipso pertvarų montavimą. Gal gali papasakoti tiesiog bendrai nuo A iki Z maždaug kaip pasidaryti gipsinę sieną. Labai lengvai. Iš tikrųjų yra labai lengvai. Paprasčiausiai šilumos grindys yra profilį, būtinai apačioje klijuoji. Geriausia kiti būna mažesniais, tokiais kaip pinim ar diubeliais zarkalą, tą kažkas. Bet kai šilumos grindys yra, tai aš dažniausiai klijuoju, kad nebūtų didesnių problemų ateityje ar dar kažkas tai. Tai šilumos grindys nepažeisti. Ir po to, ką, susiklijuoja apačią, šonus profilius susisuki, viršų, perimetrą pasidarai ir tada susidėjo profilius, stenderius, kaip sakom. Šiaip dabar dauguma statytojų deda, kai pasižiūriu CV sienas visas dedo iš 75 profilių, kad sutaupytų daugiau tos vietos, bet tas taupimas vietos gaunasi gal tai 4 cm aplamai per bendrą visą tą situaciją yra. Tai aš siūlau vis tiek 10-tuką CV, pavyzdžiui, profilių ir va tos 10-tuką. Tada gaunasi vis tiek garso izoliacija geresnė yra ir atsparumas geresnis vis tiek yra. Tvirčiau kur 7.5, kur šimtinės. Taip pat kaip ir va, dabar yra gipsas susuktas, yra pas jūs sudėtas, dedamas, kadangi nori mažiau pralaidumas garso, tai pirmą galima dėti baltą, antras mėlynas, bet dažniausiai būna dėti baltus deda. Tai užsilikonuoja, užakrilinuoja iš šonus visus ir tiek. Svarbu labai yra, kad daug kas skaičiuoja, pavyzdžiui, profilius būna deda kampų, nelabai apskaičiuoja ir nesutvirtina. Aš kaip kartu mačiau, aš būna vidiniai kampai, išorinis kampas, kaip būna deda šičia ir šičia, vis tiek turi vienas su kitu susitvirtinti. Čia dabar matau nesutvirtinta yra. Bet šičia, pavyzdžiui, vidinis sutvirtintas yra, kad nevaikščiotų. Dar geriausiai būtų dar čia pat dar vieną įdėti, kad surišti, nes dabar tas abalavimas yra visas. Kad nebūtų toksai va visas, nes kaip kitur dėta pats matėjai, kampai visi surišti, išorė buvo irgi surišti. Pavyzdys, palava, šičia viršui, o čia surištas iš visų pusių. Taip, surištas, kad būtų. Kiti būna deda paprasčiausiai gipsą sudeda, po to deda profilį. Bet aš geriau surišu šitaip, man taip yra paprasčiau ir daug lengviau ir tvirčiau. Toliau gal dar ką nepaminėjai, tai prie tinkuotų sienų, kad juosta klijuojasi. Jo, juosta klijuojasi irgi. Čia pavyzdys juostų. Pagal profilį juosta. Pagal profilį yra 75, yra 10, yra ir 5, kokiu reikia paprasčiausiai. Taip pat ir lubinis perimetras yra klijuojasi irgi. Tokia juosta, kaip dėsis lubas paprašyto. Pačio irgi dedasi juosta. Bet kai būna klijais, tai būna juosta atšoka. Neatšoka, o klijai atšoka nuo juostos. Tai dažniausiai būna apačia klijuoja, net nededam juostos. Jo, tiesiogiai. Nes yra atveju buvo užklijuota ir paprasčiausiai po kiek laiko pati atšoka klijai nuo juostos. Slidus paviršius. Nes slidus paviršius yra. Nebent jeigu nori klijuoti, tada turim tokia jo plasmas čia kaip celofaną. Kaip yra slidus. Bet čia daug labai žaidimo gaunas. Vieną kartą bandžiau, bet nelabai kažkas irgi gavosi šio. Su įrankis pagrindė dirbam devaltiniais mes, tai gipsasukis gipsinis, varžtai juostiniai yra pagrindė esi naudojam, nes yra vieni iš geresnių yra ir patikimų, mažiau striginėja, taip pat perforatorius. Aišku, suktukas tikrai. Suktukas taip pat gipsui visiems, taip pat ir replėštos, kurios labai gerai pagelbėjo ir palengvina daug labai darbą, nereikia varžtų sukti nei viršui, nei apačioj, nes nebūdavo ką varžtukai, tai būdavo plintus dedi ar kažką, tai dažniausiai būdavo arba gipsą turėdavo išpjausyti toj vietoje, kad nebūtų jo, arba bangos būna. Tai dabar jis labai ant tiek palengvina darbą, susiegi ir tvirtas yra ir tas pats, kas varžtas, dar net gal geriau. Taip pat, kas vienas iš gerų dalykų yra kojelė, kaip sakoma. Įsiklausinė, kas čia yra, tai jinai labai palengvina sienas, pavyzdžiui, montuoti yra, pakeli. Atnešiu gipso gabaliuką, parodė, va tai iškaip. Pasikelia, kiek nori, kai reikia pakeli. Prispaudė ir tau jinai laikosi, aišku, bet čia dabar jo, biškai gal. Bet tai kaip yra atrama, viskas labai gerai, labai geras dalykas. Ir čia Lietuvoje dar tokių nemačiau. Patį gipsą sukti. Darbuotojas vienas pasižiūri, nuo kuris ir lengviau yra pradėti. Yra nuo vienos pusės, nuo kitos pusės, kaip kampai yra suėjimas, ar žiūri, ar gali gulčią, ar gali stačią. Pavyzdžiui, kartais būna, kad tenais 2,80 tau yra, jeigu, pavyzdžiui, siena, tai galėtų drąsiai guldyti. Nes tu 20 somą nupjauni, tada suguldai, siūlės užglaistai, o antrą tada stačiai susidedi.
Bet tas didelis skirtumo labai nėra. Šiek tiek žiūri pagal savo, kaip tau lengvesnis yra būdas darbas. Kodėl reikia gulšiai vienas dėti? Nebūtinai reikia. Nebūtinai gali ir stačiai, bet esmė gaunasi, jeigu tu sudėjai vieną gipsą šičia, sielas, tada antrą šičia. Čia nepilni 3 metrai, tai jo plokštė yra 3 metrų. Tada, o antrą, kai tu dėdi, gaunasi, tu dėdi tada šičia, eina čia. Arba atvirkščiai, o kai tu suguldai pirmas sluoksnį, tada tavo antrą sluoksnį dėk kaip tu nori, iš tikrųjų, tau palengvina. Nereiks stengtis perkeisti. Taip, nėra problemų ir mažiau tau gaunasi laužimas ar dar kas nors, kaip yra sujungimas, tada gaunasi tu jau kaip gulšės tau ir tai vienoje vietoje yra, o ne per visą jos. Nes būna vis tiek kaip suki, ar dar kažkas dažniausiai dėl ko tenais zaglaisto, kad dėl oro tarpo ir kad nebūtų duobės, nes kai būna duobė per sujungimą, tada gaunasi skylę darai tu gipsė. Jo, suki pralenktis gipsas ir po to iššauna varžtas. Dažniausiai daroma dar vienas dalykas yra viena pusė susukam gipsą. Iš antros pusės po to gaunasi įsimėtam laidus, elektros viską, vatą susidam ir tada antrą pusę šitam gipsą taip pat. Dar man paaiškinti galėsi, kaip čia susidėta kampą geriau. Aš galvau, žinai, va čia. Dėk šičia mažiuką, tokį patį, kaip yra tokį patį susidėk. Ir šičia 10-tuką tada. Va čia, kaip turi būti. Na, šitas su šitu ir tada tai dės 5-tuką čia suverši. Visi vienas su kitu susijungs. Sutvirtink. Tai tada va šitoj pusė gal ir nebereiks. Čia nebereikės. Jo, tai čia 10-tuką ir 5-tuką įsidė dar. Na jo. Ok. Kodėl čia darėm dvigubą sieną iš esmės profilių, tai tam, kad pasidarytų vonios kambarį nišą, kurioje ten laikysim, nu čia prie dušo visas prausimosi priemonės. Tai čia tiesiog toks gal dizaino elementas, dėl kurio reikia labai daug niša, kad dar vata užsidėtų dėl garsų izoliacijos, nes gaunasi, jeigu nebūtume storintą sieną, automatiškai nebūtų garso palaidumas būtų labai didelis. Dabar gaunasi normaliai, kaip ir siena gaunasi kaip standartinė siena. Standart prisiaugina dar 10-tukas dar. Tai gaunasi viskas normaliai, dėl to ir čia ir yra priauginta ta siena. Ir nieko neprarasi paprasčiausiai, nes jeigu nebūtų buvęs tos dar vieną pristorinimą, tada būtų šitam labai garsas, girdėtus kas iš vonios. Norėčiau padėkoti Nagliai už informaciją ir už pagalbą besidarbuojant. Pareklamuoti Biškutį Nagliai, kad Facebook'e ieškokit NF statybos, tai tiek namo statybos klausimais, tiek ir apdaila turbūt, ne? Tiek gipso apdaila ir statymų, ir namų statom, ir viską darom nuo A iki Z, iš tikrųjų, tai ko reikia, gali drąsiai klausti, skambinti, bet kada galima sakyti, nu aišku, ne naktim tik tai.